Sveiki, sveiki atvykę į podcastą be cenzūros. Čia kalbama apie tai, kas slepiasi valdžios užkulisiuose, kaip veikia korupcija ir kaip jie veikia mus visus. Šiame epizode diskutuosime, ar įmanoma sukurti skaidrę ir sąžiningą visuomenę. Šiandien pas mus svečiuose pašnekovai Viltė ir Dominykas pasidalins savo įžvalgomis šią temą. Labą dieną. Sveika. Tai žinot, kas yra korupcija ir dažnai apie ją girdit? Tai korupcija, kai duoda kyšiui, pavyzdžiui, gydytojui ar taip kam. Jo, tai kažkas tojo, kai žmogus tiesiog siekia savo asmenės naudos, ten, kaip Dominykas sakė, kišininkaudamas, ar, kitaip bandydamas paveikti žmogų, kad jisai būtų jam palankus. O ar žinot, kas yra nepotizmas? Apie nepotizmą išgirdau pirmą sykį pamokoj, kai kalbėjo mokytoja ir viskas. O taip nelabai žinodavau. Na taip, aš irgi, man atrodo, per pamoką pirmą kartą išgirdau, nes aš irgi būtent per šį konkursą, nes prieš tą konkursą, kai reikėjo ten atitą testuką kažkokį, ten kažką tokio darėm, ir ten buvo teorija, tai ten prisiskaičiau, sužinojau tuomet, o šiaip daugiau visiškai nežinojau. Tai kai suprantu, jūs nelabai žinot, kas yra nepotizmas, tai aš jums pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, mokykloje dirba jūsų mama ir jūs gavot iš jos dalyko blogą pažymį. Ir jūs tiesiog nuėjot paprašyti, kad jums pakeltų pažymį be jokių įsiteisimų, be nieko. Ir jums pakelia. Tai, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, ar jūsų klasiokams tai atrodys sąžininga? Ne, nes gal jis labiau mokės negu tu, tai gal nelabai tokiu atžvilgiu būtų. Na visų pirma, jeigu mano mama būtų mokytoja, man į dviejų nerašytų. Gal. Tikiuosi bent jau. Bet šiaip, jeigu kalbant realistiškai, tai tikrai nebūtų teisinga kitų mokinių atžvilgių, nes, kaip tu gali tiesiog ateiti, paprašyti, tu gavai kokius nors 4, tarkim, jau čia gerai, tarkim gerai, bet to reikia kokių nors 10 ir paprašai, tai labai neteisinga kitų atžvilgių, nes kiti galbūt realiai ir stengiasi ir dabar ten, pavyzdžiui, 7 gavo, tai čia, oho, kiek daug, o tu atėjai tiesiog, 10 gavau, kaip fainai, taip, žinai, tipo, nors neusidirbai netgi to. Tai kai suprantu, pavyzdžiui, kaip manot, ar įmanoma išvengti korupcijos, ar kaip manot ateis, kad nors tokia diena, kai iš viso jos nebus? Koks klausimas? Ai, tai aišku, kad ne, nes visi nori, tipo, kuo geriau ar greičiau, kad prieit prie gydytojaus ir šešytų, pavyzdžiui, vaistų, tai tikrai ta diena tikrai nemanau, kad ateis. Na, aš asmeniškai prieštaraučiau šitam. Aš manau, kad galbūt ne visiems, bet tikrai pamažės skaičius, jau dabar yra šiek tiek pamažės, jau kalbam apie tos pačius gydytojus, kai atėjo dabar jaunesnė karta. Tikrai yra daug mažiau gydytojų, kurie ima tos pačius kyšius, papirkinėjimus, taip pat taip. Tai aš manau, kad jeigu bus daugiau apie tai kalbama ir tai mokoma nuo pat moksleivių, tai tikrai bus kažkada, po kažkiek laiko, tikrai žymiai sumažėjęs korupcijos tas lygis. O, pavyzdžiui, kaip manot, kaip reikėtų tą visą informaciją apie korupciją gal jaunimui patraukliau pateikti, kad jau užaugtų ta karta be korupcijos? Tai mažiau rašyti teksto kurti, visokio turinio gal, ar muzikos tokios skrajutės dalinti. Jo, kaip jau irgi buvom šiek tiek apie tai kalbėję, tai tikrai pritariu Dominykui šitam, ką jis sako. Ir, nežinau, turbūt neturi pasiūlymų daugiau, kaip galėtų. O kaip manot, ar yra pakankamai informacijos apie korupciją ir nepotizmą? Per televizorių ar radijas tai labai mažai kada šneka, jei kažkas neatsitinka. Ar, būna, kai jau labai tada ar įvyksta, prigauna, tada labai daug kalba apie tai, o taip tai tikrai ne. Jo, čia pritarant Dominykui, kad per radiją ir televiziją yra tikrai daug kalbama apie tai, bet tik tuomet, kai atsiranda pati ta problema. Kai jau kažką prigauna, kaip Dominykas sakė, kad atsitiko kokios nors atvejai su korupcija, tai tuomet ir apie ją kalbama, bet nėra kalbama apie tai, kaip būtent jos išvengti. Teoriškai, pavyzdžiui. O gali pakartoti klausimą? Ar yra pakankamai informacijos apie korupciją ir nepotizmą? Tai, kaip aš buvau minėjus jau, kad informacijos tikrai galėtų būti visada daugiau, nes per pamoką taip mes kalbam apie tai, bet mes negalim tai kalbėti visus metus, nes tai yra, turim ir daugiau temų aptarti. Tai galėtų būti galbūt skirta daugiau laiko
Per pamokas daugiau skirta temų būtent susijusių su korupcija. O be to, šiaip galėtų ir daryti įvairius, pavyzdžiui, iškurti kokius nors žaidimus. Nu, mokiniams, pavyzdžiui, būtent, kad nuo moksleivių pradedant, kad jiem būtų, nu, įsitraukti labiau, jie labiau būtų apie tai girdėję ir panašiai, daryti tas skrajutes. Bet tas skrajutes nedėti daug informacijos, kad būtų visiems įdomiau taip skaityti, kad būtų akiai patraukliau. Ir manau tiek. Ačiū labai, kad pasikvietei, buvo labai malonu. Taip, iš ties buvo labai faina, labai man patiko šitas. Labai ačiū. Ir ačiū Jums, kad buvote kartu be cenzūros. Tikime, kad skaidri visuomenė prasideda nuo sąmoningumo ir mažų pokyčių kasdienėme gyvenime. Jei norite daugiau sužinoti apie korupciją ar prisidėti prie kovos su ja, dalinkitės šio podcastu su draugais ir būkite pilietiški. Iki kito karto, likite budrūs ir skaidrūs.